Advokate, parduokit mano įmonės akcijas. Man reikia pinigų. Turiu kuo greičiau įsigyti Perezų Solerų rančą. Gerai. Ačiū. Tu rimtai, Alejandrai? Parduosi savo įmonės akcijas? Gal išprotėjai? Kam tau ta ranča? Atleisk, Lukrecija, bet tai ne tavo reikalas. Mes apie tai nediskutuosim. Tai mano reikalas. Aš įmonės partnerė. Negali parduoti akcijų, Alejandrai. Ko tu sieki? Nežinau kodėl, bet įtariu, kad prie šito absurdiško sprendimo prisidėjo Viktorija. Galvo, ką nori. Ne. Niekur neisi, kol nepasiaiškinsi. Turiu teisę žinoti tavo planus, nes laukiuosi nuo tavęs vaiko. Supranti, kad turiu jo rūpintis? Kad turiu rūpintis mūsų ateitimi? Jei tau neramu, žino, kad mūsų vaikui nieko netrūks. Nerimauju ne tik dėl vaikelio, nerimauju ir dėl mūsų. Bet tau nerūpi, Alejandrai. Vietoj to, kad ginčytumėmės dėl įmonės, turėtume planuoti vestuves. Jei jau užsiminiai, pasakysiu be užuolankų. Jei tikiesi, kad būsi mano žmona tik todėl, kad laukiesi, to nebus, Lukrecija. Mes nesituoksim.